Mielieji žiūrovai, sveiki atvykę į šį malonųjį miško peizažą. Gūdžioje girioje gyvenimo niekada nestinga. Štai voveraitė riešutus gliaudo, štai genys daktarėlis gydo mums medžius. O kas čia? Kas toks pasipūtęs miško ramybę drumščia, nosį užraitęs mums šventuosius grybus ravi? Na, eime pažiūrėt. Rasi mane, toli už mėlyno dangaus. Ant žalio rausvo balkšvo dugnio taškai grybų, tarp medžių margoliuoja iš savų sodybų. Anei jų žmonės renka, anei žvėris graužia, jie bėgdami per mišką galvijai išlaužia. Bet kaip ten sako, jei ne aš, tai kažkas kitas. Tad nieko nelaukdamas bėgu rinkti jų. Turime būti atsargus, grybautojas jau čia. Eik, ką iš čia pametė? Nepametė, o ieško grybų. Nejuokauk. Pats kai grybas, savų ieško matyt. Čia nemunės iš kelmų, lepšiai tarp alksnyno, čia šalpjonai tarp stobrių dyksta iš skedrino. Eureka! Negaliu patikėt, koks didelis ir sultingas baravyks. Haha, ne pirmą kartą jau girdžiu, kad mano kotas didelis. Žmona bus laiminga pamačiusi, kokį grybą suradau. Trauk savo letinas, nenaudėlį. Ar man pavakar neatleido, ar šits baravyks ką tik mane įžeidė? Matyt, geras vakaras buvo. Bet žinau, kas gali padėti. Nesupratau, ar šį raupuotą mūsmirę taip pat kalba? Sakiau, Tuskai, kad anykščiuose arielka neaiški. Jei nori pajus kažką neaiškaus, paragauk manęs. Nejuokink vietą, lyg aš šimčiau ir patikėčiau. Nemandravok ir daryk kaip liepia. Man baisu, aš nežinau, kas man bus. Aha, nesakysiu, bet tau patiks. O tu nepyksti, jog gabalėlį tavęs atlaužiau? Nieko tokio, žinai, kaip sako, iki vestuvių sugis. Koks įdomus skonis. Šiek tiek druskos trūksta, tai kad kažkaip nieks nevyksta. Matyt, apgavot mane? Tu mano delne, bet neilgiau nei 3 naktis. Ar miške aš čia stoviu, ar danguje, ar rojuje? Šiaip čia miškas, bet tu tai kaip iš rojus nukrytęs atrodai, haha. Kur tik žiūri, vis gražu, žalė liekna gryna. Kur tik uostai, vis miela, giria nosį trina. Kur tik klausai, vis linksma, šlama ūžia, siaudžia, ką tik jauti vis ramu, širdį glosto griaudžia. O dar melagiu mane vadino. Na va, bus jam čia. Šiam panaičiui laikas namo. Manau, grybai jau pakankamai prisirinko. Visiškai pritariu. Jau nebegaliu pakęst, tu jo kalbu apie mišką. Įsivaizduoju, lyg jis Baranauskas būtų.